Kaunas. Kaunas man visuomet patiko ir į Kauną aš važinėjau į pasimatymus. Pasimatymus visuomet rengiu Santakoje, todėl, kad ten yra toksai labai geras skverelis. Aš mėgstu šiais piknikus. Dedu savo krepšelį, išsitraukiu visokių sūrių, padažų, visokiausių nuogių ir tada pradedu savo gražiai piknikauti su savo bičiu. Lekai, kokia nors kaunietė. Kaunietės jos labai įnoringos, pasakysiu, ir net į gamtą ateina pasidažio. Pasipuošusios ir su aukštakulniais. Ir kaip tik šiandien sekmadienio vakaras aš susitikau su tokia Rita, puiki moteris, tokia gražios jos formos, akis tokios žalios. Sakau, Rita, ką tu darai? Sakau, tu labai deri prie gamtos. Aš, sako Rita, visai save puoselėju, jinai masažas, kai tailioja ir tau visokios literatūros, žurnalus ir taip save puoselėju. Aš žiūriu į tą Rytą ir jaučiu, kad man kažkaip aistra kyla. Išsitraukiau gitarą, paspaudžiau G akordą, suskambo muzika ir Mačiau, kad Rita visiškai užsimerkus euforijoje. Jinai tiesiog kaip skraidanti klauso ausimis. Balandžiai pakilo. Ir aš dar dainuoju lietų, mano gražuo. Ir staiga jinai atsimerkė, sako, fui, baig. Ką baig dainuot? Ką tu čia dainuoji? Man bloga nuo tavęs, aš iš vis. Nekenčiu muzikos ir neturiu klausos. Aš apakau, sustingau, užsitraukiau armonikėlę ir tada supratau, kad Rita, sakau, o ką tu Tu manytum, jeigu aš supagročiau tau armonikytę. Na, kaip tau patinka, Rita atsistojo, paėmė vyno butelį ir trenkė man tiesiai į tarpukaktį. Man pasidarė silpna, aš jau ligoninėje atsiguliau. Ir nieko neprisimenu, kas vyko prieš tai, bet Rita? Atėjo pas mane su apelsinais ir sako, žinok, aš suprantu, tu truputėlį pasikarščiavau, bet tu irgi turėk ribas. Žinai, kad pas mus Kaune yra tokios tradicijos patikrinti taip žmogų. Mes, moterys, taip tikrinam, ar ištvermingas, ar neištvermingas. Ir žinok, tu praėjai testą, taigi būsi mano amžinai. Taip, tai tokia istorija.